Vilniaus pedagoginio universiteto lituanistikos fakultete svečiavosi Jungtinėse Amerikos valstijose populiarios radijo programos vedėjas žurnalistas Albinas Milukas su šeima. Tai jis su savo tėveliu Vytautu Miluku prieš 10-metį įsteigė stipendiją lituanistikos fakulteto studentams, taip pagerbdami tėvelio mokytoją Jurgį Milerį. Fakultete labai šiltai sutikta Milukų šeima. 7, 9. Svečiai susipažino ir su Jurgio Milerio stipendininkė Šarūnė Lukoševičiūtė. Mano žmona Kelly. Labas. Ir mano dukra Eva. Jau sakė, Liepos pabaigoje, kaip tai gavo stipendiją, jinai labai dėkinga. Kelintam pusė. Dabar bus antram. Ai, tik antram? Taip. Dar tik pradžia. Ačiū Jums labai. Galiu tik labai padėkoti, kad remit ir palinkėti, kad nenutrauktumėt šitos gražios veiklos. Mes jau apie tą kalbėjom, nenutrauksim. O kokia tavo padėtis? Aš lituanistė esu, šeiminė, tai pas manęs yra sesuo ir brolis, kurie taip pat mokosi. Sesuo universitete, o brolis dar mokykloje. Tai bus turėjo būti. Bet jau parama šitą jau labai praverčia. Labai praverčia, nes yra 3 vaikai šeimoje visi mokosi, tai tėvam ūkininkam yra tik... Šitą nusivešit bent vieną... Bet vieną gyvą. Lukoševičiūtė. Okay, tai mano mamos pavardė. O, labai gerai. Kodėl išskirtinis dėmesys būtent lituanistams? Milukų nuostata tokia. Yra daug gerų specialybių, bet gavę kompiuterių specialisto ar vadybininko diplomą, lengviau gali išvažiuoti dirbti į kitą šalį, tad ar daug naudos būtų Lietuvai. O lituanistų darbo vaisiai neabejotinai bus skirti gimtos šalies vaikams. Šitai ir skatina stipendijų steigėjai. Tai tarsi paminklas didžiam prieškario ir pokario metų Kauno mokytojui Jurgiui Mileriui.